7 pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinosi tarpusavio sąlygius. Tai čia daug laiko, daug erdvės. Kauno Žalgiris po nesėkmingo pirmojo Eurolygos top 16 rato nepraranda vilčių patekti tarp 8 stipriausių Europos ekipų ir stiprina savo gretas. Šiandien į Lietuvą atvyko naujasis kauniečių centro puolėjas 2,11 cm ūgio amerikietis Trentas Plaistedas. 24 metų krepšininkas savo profesionalo karjerą pradėjo Brighton Young University komandoje. NCAA lygoje jis vidutiniškai rinko po 15,6 taško ir atkovodavo po 7,7 kamuolio. Toks Plaistedo žaidimas neliko nepastebėtas nacionalinės krepšinio asociacijos skautų. 2008 metų NBA naujokų biržoje savo pavardę naujasis žalgirietis išgirdo antrajame rate. 46 šaukimų jį pasirinko Seattle Supersonics komanda. Nepaisant to įsitvirtinti NBA jam nepavyko ir amerikiečio kelias pasuko į Europą. Netrukus jis pasirašė sutartį su Bielos Angeliko ekipa iš Italijos. Tiesa, vos 2 rungtynes šioje ekipoje sužaidęs krepšininkas susižeidė ir Italijos klubų daugiau neatstovavo. Nuo 2009 metų vasaros Plaistedas rungtyniavo Kroatijoje. Pirmoji jo stotelė šioje šalyje buvo Zadar klubas, kuriame jis praleido savo geriausią sezoną senajame žemyne. Europos taurės turnyre jis rinko po 8,7 taško, atkovodavo po 6,2 kamulio bei blokavo po 1,5 varžovo metimo per rungtynes. Po metų jis perskėlė į C9 ekipą, kuri kaip ir Zadar rungtyniavo Europos taurės turnyre. Čia jis pelnydavo po 9 taškus ir atkovodavo po 4 kamuolius per vidutiniškai 19 minučių. Būtent iš šio klubo Plaistedas ir atvyko į Kauno Žalgirį. Jūsų dėmesį naujo komandos aukštaūgio mintis ir įspūdžiai tik atvykus į Lietuvą. Ko tikėsi čia atvykęs, kokie lūkesčiai? Aš esu sujaudintas, jog galiu būti čia. Esu girdėjęs daug gerų dalykų apie Žalgirį ir apie Lietuvą, šalį, kuri myli krepšinį. Nedaug šalių Europoje ir pasaulyje gali tuo pasigirti. Man tikrai smagu būti dalimi didžio klubo su didelė istorija ir tradicijomis. Jie pasirinko mane ir aš stengsiuosi kiek galiu. Atiduosiu 100% savęs kiekvieną dieną. Papasakok trumpai apie save, koks esi žaidėjas. Aš esu atletiškas, aktyvus, galiu daug bėgti, šokti, dėti. Esu šiek tiek kitoks žaidėjas nei esantis Žalgiryje. Aš dirbu labai sunkiai kiekvieną dieną, tai darydamas vakare būnu savimi labai patenkintas. I just work hard. I leave it on the floor every day and I give it 100%. So, that's if you could do that, then at the end of the day you can look yourself in the mirror and be satisfied. So I'm excited about it. Kokias įsivaizduoji savo užduotis komandoje? Jūs kalbate ne su tuo žmogumi. Aš dar su nieko nekalbėjau, netgi nesitreniravau su komanda. Manau, vėliau bus nuspręsta, koks mano vaidmuo ekipoje. So, what my role is going to be is to be determined, I'm sure. We have a player, Omar Samkhan in Žalgiris, and he's called Beast. Maybe you have some certain... Ar turite pravardę? Ne, neturiu jokių pravardžių. I don't have any nickname like Beast or anything. Trent's just fine with me, so I'm good. Kokį numerį norėtumėte rungtyniauti? 44. Nežinau, ar Žalgiryje kas nors turi tokį numerį ar ne, bet šiuo numeriu žaidžiau koledže, mano senelis žaidė vilkėdamas šį numerį, taigi šiuo numeriu žaidžiau visur, kur buvau. Played in everywhere I've been, so that would be perfect for me, number 44. Minėjote, kad senelis žaidė krepšinį. Ar tai šeimos tradicijos? Jis žaidė koledže, nors niekada nežaidė profesionaliai, bet jis padarė didelę įtaką mano krepšininko karjerai. Aš vilkiu 44 numerį jo garbei, nes jo jau nebėra. I love my grandpa for being my grandpa. If I can't wear 44, it's not like the end of the world. Kaip vertinate Žalgirio galimybės patekti į tolimesnį Eurolygos etapą? Visą laiką yra galimybių, nors ir pralaimėtos 3 rungtynės antrajame etape. Žalgiris pralaimėdavo paskutinėmis minutėmis po įtemptos kovos mažų skirtumų. Tikiuosi, kad kitas rungtynes mes laimėsime. Aš čia tam, kad laimėtume, nieko daugiau. Svarbiausia laimėti. Ta aš ir stengsiuosi padaryti. Hopefully that, when
we can win some games. You know what I mean? I'm here to win games. I'm not here to do anything else but win games. So that's what I intend to do. Gal pažįstate, ką nors iš Žalgirio žaidėjų? Nepažįstu savo tautiečių iš Amerikos, bet žinau Marjanovičių. Praeitais metais jis žaidė Hemofarm. Teko prieš jį rungtyniauti. Didelis vyrukas, geras krepšininkas, džiaugiuosi, kad nebeteks žaisti prieš jį, nes jį sunku uždengti. Smagu, kad esu šioje komandoje, nes čia tikrai netrūksta talentingų krepšininkų. Ar galvojate apie žaidimą NBA? Tikrai norėčiau, tai turbūt kiekvieno amerikiečio svajonė, bet dabar aš koncentruojuosi į tai, ką turėsiu veikti čia ir stengsiuosi daryti viską, kad padėčiau Žalgiriui. And doing a good job for Žalgiris, and I'm excited. Like I said it 100 times already, but I'm excited to be here. Kaip jūsų žmona, ar jie atvyks į Lietuvą? Taip, ji turėtų atvykti. Kol kas jai šiek tiek per šalta čia. Ji buvo didelė parama per visą mano karjerą. I'm excited to have her, and she's been a great support to me throughout my career, and I love her to death. So hopefully that works out. So thanks so much. No problem. Thank you, guys. Good luck. Naująjį Žalgirio pirkinį tikimės išvysti jau sekmadienį Lietuvos krepšinio lygos dvikovoje su Vilniaus Sakalais, kurią tiesiogiai 16:40 galėsite stebėti per Sport 1. Septyni pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinus tarpusavio santykius. Štai čia daug laiko, daug erdvės.